Mieli Rokiškio rajono gyventojai, artėja žymios datos – sausio 13 ir kovo 11. Šias žymias datas pažymėti mes susitarėme, kad renginius rengs verslo klubas. Jie nuostabiai moka organizuoti šitos renginius. Aš dėkingas jiems už suorganizuotą gražiai Kalėdų sostinę, mūsų rūmus, mūsų eglę. Ir kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų, nusiunčiau šiandien ryte jiems raštą, kad pasirengęs visokiais būdais padėti, išnaudoti mūsų naująjį ekraną, mūsų naujasias erdves. Ir gaunu iš verslo klubo raštą, kad jie atsisako organizuoti šios renginius. Mėlėjai Rokiškio rajono žmonės, gerbiami verslo klubo nariai, kaip galima atsisakyti renginio prieš 10 dienų, jeigu jūsų organizuojamas renginys yra įtrauktas į renginių planą? Taigi, mano pavadinimas, kad verslo klubas buvo sukurtas tik tais tam, kad laimėti rinkimus politiniai jėgai už laisvę augti, patvirtina šitą faktą. Jeigu jūs nenorite ir negalite organizuoti renginių, jūs jų neorganizuokite, mes tai padarysim. Todėl labai prašau nenaudoti tokių priemonių kaip sabotažo prieš Rokiškio rajoną.